vištienos ir varškės užkepėlė su cukinijos suktinuku, rudeninių daržovių piurė ir gervuogių padažu. Žiedinius kopūstus ir moliūgą sudedame į puodą. Užpilame grietinėlę, dedame vanilę, druską, pipirus ir verdame ant silpnos ugnies. Kai daržovė suminkštėja, sudedame varškę ir sutriname trintuvu iki vientisos masės. Cukiniją supjaustome pjaustymo mašina. Ant jos dedame varškę sumaišytą su druska, pipirais ir kiaušinio tryniu. Ant varškės dedame saulėje džiovintus pomidorus ir keptą baravyką. Tada viską susukame ir kepame orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie 10 minučių. Vištienos filė sutriname su grietinėle ir kiaušinio baltymu. Varškę sutriname su baziliku. Formelės vidų išklojame parmos kumpiu ir sluoksniuojame vištieną su varške. Formelę vakumuojame ir kepame orkaitėje su garais 100 laipsnių temperatūroje apie 20 minučių. Gamindami gervuogių padažą, gervuogę sudedame į puodą, verdame su raudonu vynu ir cukrumi. Kaitiname, kol vynas nugaruos pusiau. Tada gautą padažą sutriname, perkošiame jį per sietelį.